Nauja kelionė. Dabar yra 5:48 ryto ir mes keliavom į traukinį. Sveiki, seniai nesimatėm, su jumis kanalas Visi savi. Šiandien mes važiuojame į Marijampolę, dabar esam tarpiniai stotelį Kaune, dabar yra 7:30, esame Kauno stoty. Lukas, Tautvydas, seniai nesimatėm. Šiandien esame Kaune, kaip Taudas minėjo, yra 7:30 ryto. Ir važiuojam šiandien į Marijampolę, bet važiuojam ne šiaip sau, tiesiog pamienu, šiaip yra į miestą pasivaikščiu, bet nepagrindėtas tikslas, o tikslas yra va. Visuomenės diena Suvalkų koridoriui. Gegužės 17 dieną Marijampolė. Kviečiame sutikti partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Taip, tai šiandien, kas žino, kas domisi, tai yra tas, kaip karinis paradas, sakyčiau, tai važiuojam pasižiūrėti, tiesiog kaip įdomu bus, visai įdomiai atrodo, kaip reklama, tai įdomu pasižiūrėti būtų. Na ką, mūsų traukinys jau čia. Traukinys mažiukas. Jo, nuotaikos neblogos, tikslai irgi šiandienos. Jo. Tikėkime, oras bus geras. Nes šiandien lyja, važiavom pro Vilnių, iš Vilniaus važiavom į Kauną. Tai lyja, saulė švietė, čia įvairiai keičiasi. Mes buvom Trakuose ir maudėmės. Jo, tai va kaip tik metai bus toj kanalui. Ką, mes Marijampolėj. Čia tokia graži stotis. Kaip tau kelionė? Gerai. Suvalkijoje šiaip beveik nebuvo. Aš irgi. Einam tyrinėt. Tai čia yra Marijampolės stotis. Na, visai tvarkinga, kaimukas. Na ką, dabar yra 9 valandos. 10 valandą turėtų prasidėti tas renginys, tai dabar biškai pasiklajosim, pasivaikščiosim ir eisim link Jono Basanavičiaus aikštės, kur vyks visas renginys. Radom keliuką Jono Basanavičiaus gatvę, dabar tepinam iki jos. Ir susimatysim. Nu tai ką, papasakok, kur mes dingę buvom. Nuo mokslo metų buvo, vasara baigėsi, laiko buvo mažai. Prasidėjo vasara dabar, jo. Dabar sezonas. Pabaiga pavasario, manau daugiau keliausim. Nepažadam labai ten kažko, bet... Ne, mes aišku ir keliavom į rudenį ten, bet ten Bet tiesiog labiau tokie. į miškus mes pavasarį keliavom, labiau į miškus, tai nelabai būtų įdomu. Na ką, įdami tiesiai, jau matom, žybiai, jau reiškia kažkas ruošiama, tai nebuvom augauti. Reiškia, Marijampolėj bus tas paradas karinis, bus Lietuvos kareiviai, bus technika karinė, o jau matau karo policiją, tai kol kas tiesiog einam ir žiūrėsim, kas bus, nežinau, gal filmuot kol kas bus negalima, aš tiksliai dar nežinau, bet kol kas einam. Mes dabar žiūrėsim Lidlą, gal apsipirksim iškai kažko. Jau kareiviai vaikšto, jau rengiamas renginys, tai dabar tiesiog tenka laukti. Vaikšto NATO kareiviai, viskas ruošiama, liko apie 40 minučių parado. Tai dabar Lidlę apsipirkam ir tada einam. Jau važinėja medikai kariniai, o mes apsipirkom ir dabar tiesiog vaikščiosim po miestelį. Tyrinėsim ir eisim į paradą. Tokios vat naujienos. Nu ką, esame Marijampolės Basanavičiaus Jono Basanavičiaus gatvėj. Tikriausiai. Kol kas tiek paėmėm, prisėsim. Šiaip Gedimino gatvė. Atsiprašau. Visi sėdi, pilna kareivių, visur kareiviai, važinėja technika. Čia gal biškai per daug jau kalbam apie tai, bet tiesiog kaip ir plano neturėjom, kaip ir tokio plano neturėjom, čia kaip pasirašymo video, tai dabar tiesiog viską tiesiog galvojam eidami, filmuojam eidami, tai va, biškai nepasiruošę. Lietuvos Šaulių sąjunga. Kokie čia rinktiniai įdomu. Fūros burzgė, esame Basanavičiaus gatvėje. Su Vilnium nepalyginsi, bet visai neblogai, čia va ir centras pardavinėja, prekystaliai kažkokie. Vaikščiai. Jo, vis artėjame. Na ką, mes ir aikštėje jau čia vyksta pratybos, treniruotės. Kareiviai jau ruošiasi, puošiasi. Kaip sakant, viskas to neužilgo prasidės. Bus koncertas, tai pafilmuosim koncertą. Stengsimės gal pafilmuoti kiek įmanoma daugiau. Aišku, patys ir norim tiesiog pasižiūrėti, ne tik filmuoti visą laiką, bet pasitengsim pafilmuoti. Vaikštinėjom, žvalginėjom.
čia tiesiog tokie garsai, kad ten kažkoks... Oi! Ką, čia garsai, technikai vis važinėja. Va ir yra ir norvegų. Visokių. Esam aikštai, vyksta, neaišku, kaip čia kas 10 valandą turėjo prasidėti, bet kaip nieks neprasideda, toks biški bardakas, nelabai viskas aišku, kaip čia kas vyksta, jo, bet dar tankai, stovi artilerija, visi tiesiog kažkur vaikšto, kažkas kažką daro, bet nėra aišku, kaip čia kas bus. Tai pranešim, kaip kažkas prasidės, prisijungsim. Kovinės tankas Leopard, statistika. 2,5 tonų. Gal pavyks užlipti, čia vat vilkas, artilerija čia kažkur stovi, artilerija. Tai galime eiti į kitą Do you want to go inside? Yes. Okay. No photos on the inside, please. Oh, okay. Ant tanko. Ką tik sėdėjom tankė, aprodė viską, man patiko. Vietos tiek mažai. Labai mažai. Aišku, Dabar einam prie artilerijos. Žinau, kad vadas gali šaudyti irgi, ne tik šaulys. Ja. Artilerija. Taudas testuoja, vokiečiai. Ai, čia tai. Viduj. Artilerijos. Na ką, po gaubicas, po artilerijos kaip tau įspūdį irgi leido užėjai, bet tik tai vairuoto, kaip tau įspūdį? Jo, vairuotojo daugiau, faina, kad... Ten tai vietos iš viso. Neleido fotkinti Ne, tai čia dėl aiškių priežasčių. Neleido. Einam tolinėt toliau. Išlipom ką tik iš artilerijos, labai viską tiksliai paaiškino, labai man patiko kaip tau. Vietos ten daug, tiesiog stovėk ir man dar va, aš esu aukštas pakankamai, matyt, dar man vietos pilna buvo. Man patiko, keliaujam toliau prie norvegų. Pasakojo, kaip iššauna, tai labai smarkiai, labai greitu greičiu. Bet ten viskas taip protingai, wow. Technologijų. Jo, pilna visko. Tai gerai, keliaujam toliau. Gavom dovanų. Čia norvegai savo neįleidžia. Amerikietiška armija. Čia amerikiečiai. Čia visi žodžiai. Čia kažką leidžiam, pažiūrėsim. Naktinės matymas bus kažkoksai. Ką tik su naktinio matymo akiniais, kurie kainuoja 16 000. Prasėjom pro juodą kambarį, smagiai visai. Man patinka vokiečiai tokie, tokie geri, taip bendrauja maloniai, tokie faini visai pasakysiu. Tai va, praėjom, man patiko, padarėm porą fotų. Tai dabar keliausim turbūt link koncerto, arba toliau eisim link technikos. GTX Boxer, vokiškas. Labai panašus į vilką, tai gal biškai suklydau, bet labai panašus. Eisim į vidų. Pakelsit ir keturiesi nepakelsit. You need 2 men to close it when you open the door. When you open it in this position, it's falling down and it's like 300 kilogram. Only the door. 300 kilogramų. Vairuotojas. Taip, šitą rampą vairuotojas, o šitas duris gali atsidaryti ir jūs galite. Bet ne dabar, kai rampa yra pakelta, šitas duris galite lengvai darinėti. Tai nieko aplinkui. Vairuota. Air mattress, we're pumping it on and then we can sleep it. Or we are going outside and build our own tent. But when it's not possible, the commanders maybe lay down on this side. Here's the people who have to work and the driver is sleeping on the front. On his own seat. You know? Condition is right? Condition is? Yeah, you can close everything and the driver and the commander can put on the condition like cold and warm and you can breathe. Va, taip šitą mašiną atrodo, viduje labai faina, kaip užėję būna ir greitai. Visi paradą, va to, dar dažėsim techniką ir tada einam į tą paradą. Orka, viešo saugumo tarnybos,
Ten pasirodo ten eina dar toliau renginys. Vokiečiai. Dabar sunkesnį variantą. Čia čia kaip komandinis punktas ar? Ne, čia yra remonto dirbtuvės. Ai, čia oro pajėgos, nuo ten iki čia va. Toliau tęsiasi. Kompleksai visokie. Čia dar vyksta renginiai. Ten dar parkas. Lietuvos kariuomenės oro gynybos batalionas. Priešlėktuvinis irgi. Tai va, kaip ir sakiau, 10 km į viršų ir 20 į tolį. Medicina. Dus. Plovas. Atsidaužėm biškiu. Iš lengvos parengą. Abudu. Normaliai. Man patiko. O jau geriau. Nu va, jau 9. O kiek reikia? Mašiną turi? 100 reikia. Va, Lemenė užsidėjo. Die bewachten Strommaschinen, die wir bekommen haben. Mit, komm mit. Apkabas. Kaip šitas tai. Kiek maždaug kaip galvoji sveria? 15. O šalmas? Šalmas sveria? 3-4. Bet jo, cool. Sveria. Gerai. Komandinis punktas. Čia matuojamas šalmus kareiviai. Okay. Oh, what? Now we have energy. Oh. Also hier bei der Lampe. Die Lampe? Nein, von der Lampe. Los. Didelis. Sveria kalnų. Jos kareiviai. Calories in there. If you eat that for several weeks, you're gonna grow. But not in this way, you're gonna grow in that way. It's lots of calories. Yeah, that's the part, unless you burn it all. And if you go around the corner, we have our tents there, and there are some other guys that can explain you something. We have different kinds of tents, how we live in the woods. Be my guest, go in, have a look. Paroda, kaip jie gyvena miškuose. O palapinės čia toks kaip žaidimas. Reikia šitos daiktus sunumeruoti, surasti, va tenai. Va, pavyzdžiui, ten pieštukas prie medžio, raudonas. Su žiūronais. Kaip tai aprangė? Amerikono.
oro batalionas. Oro gynybos kompleksas. Čia šitą, man rodos, reikia, ne? Ja, ir tada ja. Numušinėjai. Tada ten pasakysiu kairę ranką, pasakysiu ant dėlėnį. Čia pasakyta tas sunykščių. Čia nykščiai. Čia iššaunė. Ką gavom vėl dovanų lauktuvių, oro gynybos batalionas, čia kalendorius. Viską renkam. Renkamės viską atvešim lauktuvių. Nu, kalendorius tai gerai. Čia tiek visko daug, aš nesitikėjau, ugniagesiai šaudo. Čia tiek daug, sakau, ugniagesiai šaudo tas sentas. Wow, baikeriai vaikšto. Čia, wow, kiek visko daug. Smagu matyt. Visa ekipuotė. Sakė, vandens trūksta. Trūksta vandens ir realiai ginklo. Ir ginklo. 20 km, sako. Eina. Jam būsimą kareivį. Čia. Užsifiksuoja. Ir tada... Nu, kasgi čia? Taikyk. Ir va, užsistaka. Dabar taip keistas jausmas, žinai, atrodo dabar, kad kristė. Susitankyti reikia ant žmogaus kiekvienam. Kariūnas. Dabar bus. Kuprinę padėt ir pats bandysi grįžti. Pats davai. Ot kariai. Taip, išnaudoti reikia aplinkos pagalbą. Lygiai pasipatogink. Nu, op. Jo. Ne, Šiaip Biškį. būsimas kariūnas. Nu ką, į žygį? Užsukam kūną, užsukame visą ranką per pirštą, metam. Svarbu nestipriai. Galim varyti 20 metrų, ne per daug, ne per mažai, nes pirmas kritimas turi būti tas, kur nori. Ne, tai čia kritimas dabar kaip stoja, tai nėra kritimo. Tai stoja, tai metys kalbų taikys. Kai jau iškūrimas pasidarysi, tada kritimas svarbu greitis, kad kuo mažiau būsime pasikėlę, nes yra prieš ugnis. Tai pasikėlę, metam ir čia griūnam. O stovint tai atstumai dažniausiai, nes jau visi kaip didesnė kritimas. Tai bandykam 20 metrų. Jeigu trumkus, atsisto. Žiūrėk, kad išvažiuoju. Irgi geras nervinas turėti. Galim kažko kitas. Vienas vaikukas. Svarbu, šios kelias būtų gan stabilus. Nekis papas, nes turės nebus stabiliai vaikai. Ir metim. Jo, būna, nueina tada. Dabar matau, kad tik iš rankos nėra kūno užsikimo, nes tu nestovi, kad tu kūną ir dar papildo labai toli. Tu toli, žmog mes 30-40 metrų būtų, tai dvigubai reikėtų. Bet gaila dėl vietos ir visko mažiau, ne? Tai kad 20 būtų ten būna. Ne, mes galim granatą. Tai granatą turėt.
Dabar gal tai nemetimai pasikur pakeisti. Tai, kad norime, dėkė, nuoji, meti ir dar jauti pakeisti. Tai va, nubitą reikia nuo nulio. Juosia, ne. Ir juosia, labai. Gaisrininkų stendas. Čia pašaudyt galima. Biški vėjas nuvertė. Šitą. Kažką įsmeigti reikia. Kuolos. Rengtis ugniagės uniformą. Kelnes kokios. Va, apsirengė Lukas beveik. Ten vandenį, jau nebepurškė. Va, ugniagesio gaisrininko uniforma. Olifo. Va, gelbėjimo įranga. O tas tai iš viso svers. Keturatis. Va. Įranga kokia. Patapau biškį gaisrininkų. Labai patiko, pašaudyti davė su instrumentais karšta, bet verta buvo. Bet labai sunkus darbas, ugniagesius reikia gerbti. Pripažink, labai sunkus darbas. Pats ant savęs panestavau. Jo. O, gaivinimo mokina. Suaugusiam žmogui eina ciklas 30 ant 2. Pradedam 30 paspaudimų, 2 įpūtimai. Vaikui, paaugliui pradedam nuo 15. 2 įpūtimai, 15 paspaudimų, nes dažniausiai vaikam su kvėpavimo takais. Nu tai čia, kaip atsimatuoti, kur. Taip, bet matuojas nuo jo 2 pirštus ir dedi viršų ir tada 90 kampų sulenkęs kojas pradedi daryti įpūtimus. Negaliu atsitranku, taip negaliu. Visą laiką virs priekį, kad būtų tiesus. Atsimantuoji šitą pusę. Mėnulio formą. O kaip seniau pasindavo? Dabar atsimai daina, pavyzdžiui, Baby Shark. Arba ant kalno mūro. Tai pagal tą dainą. 4 klausimai. Ant kalno mūro. Ir turi visą laiką išlaikyti šitą tempą. Nes negali nutraukti. Pavyzdžiui, jeigu pumpuosi vat pagal ritmą ir tada šoksi taip, tai tau širdies dažnis visą žmogui nukris. Jeigu gero nebus.
Dabar kiek kartų, pavyzdžiui, Maskautai visi pasigailys ir... 5-6. Kad gyvenau žmogus, sakė 90 balų iš 100, tai sakė labai gerai, tai išgelbėjau žmogų. Gavau prizikų, šokoladuką, man patiko. Šiandien planuojam viską partisuot, man šiandien labai patinka, kaip tau. Jo, daug čia viskas šiaip yra. Labai. Kas netvažiavo, tas pasigirės. Dronai, sakė, čia žvalgybinis. Čia atakos. Mes buvom neužarminę. Matai, detonacija. Gelbėjom visą buvo. Išėjom iš kovos lauko. Visi tiesiog gelbėjo. Į Vatavą. Su apranga, su ginklais ėjom. Kraujas, jie turniketų užvirš, reikėjo ten kraujas pilasi. Aš į balą kraują pataikiau. Bet ten tokias tikroviškas sąlygas buvo. Kaip atrodau? Nu jo, biški rankas, bet čia nuspaudė daug nuo kelias. Kelias, visas. Galim toliau. Laivynas. Atėjom iki laivyno. Oho. Čia pažais galima. Va. Dar pasimatuot aprangą. Lapinsiausta. Viskas vienam žmogui. O tai čia viskas šitas, čia vienam žmogui? Jo, vienam žmogui, viskas šitas eina į vieną okupuotą skudrinę. Oho. Skudrinę. Ir visą šitą šaltį. Jau ko, ne? Kaip sunki liemenė? Buvo sunkesnė. Rankos raudonas po medicinos. Biški. Atismėti čia. Bet aš suplaus. Atima laiką, aišku, savaitgalį, bet gali pasiderinti, sakykime, su vadais, kad kada gali 12,7. Geras. Jau čia. Čia yra skirtas veikinti lengvai šarvuotą techniką. Lengvo šarvuotą techniką. Prašauna pasiklausa. Jo, pro šarvą mušais viską, tai efektyvus šūvis iki 2 km. Čia va, tokio dydžio yra jo šoviniai. Čia jo lietuviai yra, tai jeigu įsivaizduot va tokio dydžio. Nu jo, čia prašauna. Jo, čia yra snaiperių, tai realiai dirba 2 žmonės. Spoteris, kuris... Žiūri vėją. Spoteriavė, jo, atlieka korekcijas, kaip pasakyti, ir pasako visą info, ką turi šaulys prisivesti savo prieštegų. Tai ir paskui atlikus šūvės gali daryti korekcijas, tarkim pasakyti, 2 klikus į 10, 2 į kairę, ką pasikoreguoja šlatas iki šaulų. Vienam čia nepasakyti. Ne, čia yra 2 žmonių darbas. Laimėjau paduką, prisidėjau prie fondo ir laimėjau paduką, todės laimėjau, kad aš matau. Mes tiesiog pilną maišą turim visokių dalykų. Ypač va tokių klavišų pilna. Viską mes turim. Kas čia? Hope to see you in Canada one of these days. Thanks a lot, bye-bye. O, labas. Job is to help NATO units that are in the European depth. NATO is how many countries? Oh, that's a good question. Yes, this is a test. How many countries are in NATO? 25?
Higher or lower? Higher maybe? Higher? Higher? 30? No. No? Lower? O, gal. I don't know. Aš pamenu, ar Trump $2. So there are 32 countries. The last two that joined are Finland and I Sweden. just say 32 in Lithuania. There you go. Perfect. You got it there. So here we have a number of nations. 5 of these are not part of NATO. Okay. So your job is to find those 5 and put them at the bottom of the board. Tu su vėliava moki. I don't know. I'll let you know. You select the 5 and I'll tell you if you're O right. ten, kur raudonojam fonė saulė, čia Indonezija? Ai, ne. Kokia? Makedonija. Ai, Makedonija. Marokas. Va čia Irlandas ar ne? Va, Čia Airija. čia, Jo. bet ne, tu pažiūrėk, čia platu. Ar čia sakai ne Airija? Okay. It's Ireland? Or it's Ireland? Ireland, yeah. Are they part of NATO? Oh, I don't remember. O pala, o šita... Well, you know there's 5 here, right? So Manau, kad... Nežinau. O šita, kur kaip Rumunija panaši, tik tai šitas. Toronto. You, sir, deserve this. Sunku pasakyti. Nu, pagalvo, kas tikrai yra. Nu, Latvija, Airija, Turkija, Ispanija, tikrai jo. Bulgarija. O kokia čia šalis, kur kaip Rumunija panašiai, tik tai... Okay. Australija. Austrija, tikrai pala. Serbija. Irgi tik... Ai, ne Serbija, ne. Serbija. Yeah. Serbia, Zalgiris, they don't get along. Ispanija, Islandija, va čia. Russian, Greece. Ką, laimėjom? Lietuvos ir sąjungų karinės technikos ir ginkluotės ekspozicija, parodomoji karinė operacija. Čia kažkodėl praeit negalima, kažkas čia rinksis. Kareiviai. Jo. Vadas, kariuomenės vadas. Buvęs Aro vadas Viktoras Grabauskas yra. Dabartinis kariuomenės vadas. Visi susirinkę. Geras. Legenda. Viktoras Grabauskas yra legenda. Gerbiu. Iššaunama signalinė raketa, kuris skelbia, jog užduotis įvykdyta. Objektas mūsų rankose. Konkrečiai pasirengti. Lietuvos kariuomenėje naudojamas Jungtinių Amerikos valstijų gamintojo keičiantis senesniuosius gaminius. Ženkliai išsiskiria. Aišku ženklas. Portugalijos kariai Šovė signalinę raketą. grupė nutraukė ugnį, kad būtų išvengta draugiškos ugnies. Lietuvos kariai saugiai juda link pozicijos. Vynuodas lieka paramos pozicijose. Antroji grupės dalis kita juda pirmyn. Taip žingsnis po žingsnio, pamažu ir užtikrintai artėjama prie objekto. Galiausiai objektas užimamas. Tačiau to nesibaigia. Vykdoma reorganizacija, skaičiuojami kariai, patikrinama ar visi sveiki. Perskirstomi šaudmenys,
pasiruošiama galimiems kontratakos veiksmams. Deja, šturmo metu vienas karys buvo sužeistas. Tai reiškia, kad reikia greitai jį evakuoti. Informacija apie sužeistą karį karas būrio vadas nedelsdamas kviečia paieškos ir gelbėjimo tarnybą. Į orą kyla sraigtasparnis Dauphin, kurio tikslas evakuoti sužeistąjį iš mūšio lauko. Paieškos ir gelbėjimo tarnyba SAR. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo tarnybos, trumpai vadinamos Search and Rescue, SAR, tai vienas iš tyliai veikiančių, bet gyvybiškai svarbių karinių vienetų. Jų pagrindinė užduotis - gelbėti žmones. Tai gali būti tiek civiliai, tiek kariai patekę į bėdą ore, jūroje ar sunkiai prieinamose vietose sausumoje. Tai kai kažkas dingsta ar patenka į nelaimę, būtent SAR tarnyba kyla į orą pirmoji. Jie dirba specialiai tam pritaikytais sraigtasparniais. sraigtasparnis grįš ir sužeistasis bus saugiai įkeltas į jį ir išskraidintas į gydymo įstaigą.
Tik po pasirodymo įspūdžiai labai geri, viskas čia taip garsiai kaip šaudė, tai tiesiog realybėje nepersido tas toks garsas kaip šaudė, va čia pilno lėktuvų, būtinai galbūt parodysim, ką gavom. Įspūdžiai labai, per kamerą nepersidos, garsai, dar geriau. Jo, lėktuvai čia skraidė, wow, viskas labai taip, viskas taip suplanuota, taip tvarkingai, kaip turi būti. Turim apie valandą dar, tai pasivaikščiosim po Marijampolę, gal kažką pažiūrėsim. Nes mes realiai čia viską praėjome šiandien nuo pat ryto ir visą dieną čia einam ir visą praėjome viską. Nesitikėjom, kad taip. Pilna dovanų, įspūdžių, nepapirštamų akimirkų, nu, labai fan. Va, čia helikopteriai, einam pažiūrėti helikopterį. Ką, atėjom? Helikopteriai čia. Kaip salė. Helikopteriai, kurie skrydo, nusileido, tai dabar einam apsižiūrėsim. Spūdingi. Jeigu ką, ne tik vokiški, bet ir lietuviškas. Ir va, 2 vokiški, einam prie kito. Amerikiečiai, čia visokių, amerikiečių, portugalų, vokiečių, visokių pušų. Čia turbūt jau transporto labiau, vežt keleivius. Pilotai. Va, štai ir lietuviškas. Paračioks. Visi lėktuvai už mūsų nugarų, praėjom, pasižiūrėjom. Dabar palauksim, kol išskris, nes čia dar bus porą rungtynių, reikės praeiti jas. Ir tada varysim turbūt arba po Marijampolę kažką, arba iškart į Vilnių. Tikėjomės, kad čia laiko bus pilna, mes čia po visų Marijampolę praeisim, bet nepavyko, turbūt nepavyks. Ką manai? Nu jo, šiandien tai tikrai viską nepraeisim. Viską praėjom, būtent iš karinės, bet turiu menį iš Marijampolės, tai ne, nieko realiai neteko. O, čia rungtynės. Amerikiečiai. Kažką čia. Ką? Reikėjo praeiti testą, praėjau. 9:18, pažiūrėsim, kiek taudas. Čia labai sunku. Čia žiauru buvo. Varyk! Kaip tau tos patiko? Ką gavom dar prizikų? Persirengėm. Faina ir sunku. Visiems rekomenduočiau, kas čia sako, kad easy, patys pabandykit, nu pažiūrėsim. Man net galvo bišų padėsiu. Visas maišas, tiek turtų, galbūt parodysim, ką gavom. Na ką, manau, šią natą galim ir baigti mūsų Marijampolės buvimą, nu, tokį kaip, ne video, galbūt dar pratęsim, bet dabar esame patį, karinį, jo, eventą, tokį kaip, jo, renginį galim baigti, nes viską realiai vaikščiojom, jau greitai top, šitas traukinys, tai eisim dar gal prie stoties kažkur pasivaikščiosim, bet jau. Turim apie pusvalandį. Jo, tai jau judam tada link stoties, tai va, jeigu patiko, tai paspausk like. Parašykite komentarus, jeigu kažkas buvo dar. Mažas šansas, bet gal matėt mus. Tai va, tai gerai, tada susimatysim dar turbūt arba stotyje, arba traukinį. Na ką, išeinam iš renginio.
Atėjo sraigtasparniai, atėjo technika, atėjo kareiviai. Šiandien buvo visai sunki diena. Jo. Vakar atrodo buvau kažkodėl pavargęs miego, norėjau, galvoju, šiandien norėsiu miego, ten kažkaip praeisiu, bet ne, visiškai. Mes šiandien kėlėmės, kad žinotumėt 4 gal ryto. Be 15:05. Jo, aš be 10. 4:05. Ja, tai šiandien rytas tikrai buvo ne iš lengviausių. Nes traukinys 5:55. Jo. Tai. Va, štai ir mūsų traukinys atvažiuoja. Pakrytom, susiradom vietas. Vagonai pilni, žmonių daug, tai susiradom pačias tokias galutinės vietas, visi purvini, pavargę. Dabar yra 3:30, beveik 24, tai prisijungsim turbūt jau arba Vilniuje, arba Kaune, jeigu stosim. Tai. Čia be sustojimo Vilnius, Kaunas, Iško dvaro. Na ką, esam jau Vilniuje, Sūnus kanalas Visavi, Lukas Tautvydas. Buvo kelionė Marijampolė. Man patiko, tikėkime, jums patiko, neprailgo. Jo, tai spauskit laiką, subscribinkit, grįžom po ilgai laiko, tai planuojam grįžti į YouTube. Tai rašykit, komentuokit, laikinkit, subscribinkit, Jeigu buvot tam renginį, būtinai parašykit. Jo, parašykit, kas patiko, kas nepatiko.